lašišos užkandis su bionės padažu ir brokoliais. Lašišą pasūdome, apvaliojame tako prieskonėse ir labai trumpai apkepame ant alyvuogių aliejaus iš visų pusių. Paruoštą lašišą paliekame atvėsti ant servetėlės, kad susigertų riebalai. Bionės padažui trynius sumaišome su peletrūnų, druska bei pipirais ir pakaitiname vandens vonelėje. Masę nuolat maišome, kol jį pasidaro grietinėlės tirštumo. Tada po truputį supilame išlydytą sviestą ir vėl maišome. Padažas turi gautis grietinės tirštumo. Ruošiant brokolių paštetą, brokoliai pirmiausiai išverdami pasūdytame vandenyje. Išvirtas daržovės sutriname į vientisą masę. Tuomet sudedame prieskonius, kiaušinius, tarkuotą sūrį bei įpilame grietinėlės. Gautą masę sudedame į kepimo formą bei kepame 20 minučių 180 laipsnių orkaitėje.